Skausmas. Pats svarbiausias elementas vyrui. Privalai kentėti, privalai jausti skausmą. Nematau kito būdo, kaip išmokti pamoką. Šventajame rašte yra parašyta, kad tas, kuris pasimoko iš savo klaidų, yra protingas. Ir tas, kuris pasimoko iš kitų klaidų, yra išmintingas. Nesmagu man tai sakyti, tačiau tik kelis kartus gyvenime esu pasimokęs iš kito klaidų. Daugiausiai teko kentėti kartą ir antrą, ir trečią, ir ketvirtą, iki kol išmokau pamoką. Aš nematau kito būdo, kaip išmokti pamokas gyvenime. Tu gali išmokti sunkiuoju būdu arba pačiu sunkiausiu būdu. Sunkusis būdas yra tada, kada tu nukenti, kada tu patiri kažkokį fizinį arba emocinį lūžį ir pasimokai iš to dalyko. Ir sunkiausias būdas yra tada, kada tu pastoviai gauni tą pačią pamoką ir lipi ant to pačio grėblio. Ir nepasimokai niekada. Arba pasimokai tada, kada jau visiškai nudegi. Pamenu, kai man buvo maždaug 19 metų, susitikinėjau su viena mergina ir susitikinėjom jau gal pusę metų, gal daugiau laiko ir nekartą girdėjau iš jos pažįstamų, iš savo pažįstamų apie tai, kad jinai daro kažką vieną dalyką ar kitą ir aš nieko netikėjau, aš tikėjau tik ją ir tikėjau tik ją aklai, nes tai buvo praktiškai pirma meilė ir aš buvau su rožiniais akiniais. Ir atsimenu, aš pas ją atvažiavau, pas jo šeimą, žodžiu, atsivežiau tam tikrų filmų, ten jos sesės vyras filmų mėgėja, žodžiu, mes žiūrėjom filmus ir jinai man sako, susitinka klasiokai, žodžiu, nežinau ar noriu, čia tu dabar esi ir panašiai, o aš beta boy buvau. Sakau, jeigu tu nori, tai sakau, eik, viskas tvarkoj, sakau, kiek tu ten laiko būsi, ką žinau, gal valandą, bet net nežinau, eik, sakau, eik, viskas tvarkoj, no problem, sakau, žiūrėjau filmą, vis tiek dar jisai ilgas, žodžiu, gerai, sako, tipo, jeigu sako leidai, tai ir išeisiu. Išėjo. Pradžioj kažkiek atrašinėjo, po to praėjo valandą, praėjo 2, aš toks, what the fuck, rašau, kada grįši, jinai sako, nežinau, čia, žodžiu, aš dabar tiksliai nepamenu, bet buvo taip, kad iš esmės jinai po kurio laiko visiškai netrašė ir aš truputėlį panikoju toks, išvažiavai su klasiokais, nėra tavęs, aš visai kitą mieste esu, nesavam. Ir prašiau, dar neatsimenu, kaip vyko situacija, bet žinau, kad man parašė jos draugė, su kuria kartu jinai buvo. Ir jinai man parašė, kad jinai yra visai kitur, ten tokiam ir tokiam kaime, su tokiais bičais, nes ir jinai kartu yra. Ir sako, žinai, aš matau, kad tu sako, tu esi geras, sako, bičas, sako, aš, sako, man šlykštu matyti, kai tave taip apgaudinėja. Ir man visi šūdai sukilo, aš toks, what, kaip taip gali būti, aš atvažiavau pas tave, o tu išvarai pas kitus bernus. Aš neatsimenu, man visiškas buvo, nežinau, pykčio, panikos kažkoks etapas. Žodžiu, atrodė, kad ten, nežinau, suplėšysiu, sulaužysiu, ten nežinau, ką be padarysiu. Ir aš laukiau, kol ją parveš ir nesulaukiau, aš tada, žodžiu, sužinojau, kur ten yra, nuvažiavau, atrodė, ta prasme, pasimsiu kokią bytą, nes ten žinau, kad yra dahoje bernų, išdaužysiu viską ir tada aš toksai visas susinervavęs, apsiverkęs kaip visiškas myžnius. Toks pagalvojau, pala, o prie ko čia jie? Taigi jie net nežino galbūt, kad aš kartu su jie ir pas jie ir panašiai. Ir galvoju, aš prisidaryti savo kažkokių nesąmonių dėl mergos, kuri visiškai negerbė manęs, mano laiko ir panašiai. Aš tada atsimenu, pradėjau žvengti nesustabdomai. Aš kokią 10 minučių psichiškai nenumaldomai žvengiau. Mane užpuolė, nežinau, toks, nežinau, gerumo jausmas, tiek aš gerai jaučiaus tuo metu. Ir galvojau, ačiū Dievui, kad aš dar minutę luktelėjau pagalvot, sudėt planą mintyse, ką reikės daryti. Ir aš taip džiaugiuosi tą pamoką, bet aš nepastebėjau ilgą laiką ženklų ir man rašė ir sakė ir vieni ir kiti žmonės, aš aklai galvoju, ne, taip negali būti, tikrai ne, man sako taip ir yra kitaip. Ir tada verčiau atgal tuos maždaug metus laiko, kai buvau su ja. Ir atsiminiau tiek daug įvykių, kada buvau apgautas ir aš tiesiog, pražiūrėjau, pro pirštus pramečiau, nes galvojau, tikrai taip negali būti, blemba. Amžina meilė.
ir panašiai, vaivorykštės ir fucking vienaragiai. Bet atsimenant dabar tą visą istoriją, tą savo turėtą patirtį, aš taip džiaugiuosi, kad patyriau tą pamoką ir galiu ją pasidalinti ir duoti patarimų, kaip reikėtų reaguoti į situaciją. Ir jeigu galėčiau kažką pakeisti, nieko nepakeičiau, nes tai buvo nuostabi pamoka. Tik skausmas pamokė ir atvėrė akis. Pagalvok apie patį skaudžiausią įvykį, kurį tu esi patyręs. Ar tai psichologinis gal kažkoks dalykas, galbūt irgi išsiskyrei su antra pusė, galbūt buvo išduotas, galbūt, nežinau, susipykai su draugais ar su tėvais, ar galbūt, nežinau, likai benamis, išmetė tave iš namų, ar tai, sakykime, ten, nežinau, iš universiteto tave išmetė, ar iš mokyklos kažkas. Tokį įvykį, kuris privertė tave nervuoti, stresuoti ir panašiai. Ir įsivaizduok, aš rankoje laikyčiau mygtuką. Paspaudus tą mygtuką, visos neigiamos emocijos, visi neigiami prisiminimai, viskas, kas yra susiję apie tą praeities įvykį, apie tą skaudžią tavo patirtį ir pamoką, išsitrintų, nebeegzistuotų, dingtų iš tavo gyvenimo visiškai. Niekas kitas to neatsimintų, tu neatsimintum, nieks neatsimintų, kad tai buvo, iš vis tas neegzistuotų. Ar paspaustum tą mygtuką? Aš manau, kad ne. Praktiškai ne vienas žmogus nepaspaustų to mygtuko. Kaip manai, kodėl? Nei tu, nei kas nors kitas nespaustų to mygtuko, nes jeigu tu nebūtum to patyręs, tai tu nebūtum toks, koks esi dabar. Nebūtum išmokęs tos pamokos. Iš esmės, tai nebūtum tu. Tai būtų tavo kito kažkokia versija, nepraėjusi to sunkumo, neišgyvenusi tų patirčių, kurias išgyvenai tu. Tai iš esmės būtum ne tu, nes tu to net neatsimintum, kas tai būtų buvę. O dabar širdyje ar tai ant kūno yra tie randai, kurie parodo, kad tu tai praėjai, kad tu tai išgyvenai ir tu išmokai tą pamoką, duok Dieve. Mielas drauge, skausmas yra pats geriausias mokytojas. Jeigu dabar tau blogai, jeigu tau dabar sunku, jeigu tu stresuoji, jeigu tau skauda emociškai ar tai fiziškai, super, fucking awesome, fuck yeah! Tu turi galimybę pasimokyti iš to ir paaugti kaip vyras, kaip asmenybė. Nenorėk, kad būtų lengviau. Norėk būti geresniu. Nenorėk, kad kažkas kitas už tave išspręstų tavo problemas. Norėk būti geresniu. Nenorėk, kad skausmas išnyktų. Norėk būti geresniu. Kiekvienas filmų herojus, nesvarbu ar tai fantastinis ar nefantastinis, jis turėjo labai skaudžias pamokas, kurios jį pakeitė. Batmanas. Prieš jo akis buvo nušauti jo abu tėvai. Tai padarė tai, kad jisai tapo superherojum, kuris kovoja prieš blogį. Žmogus voras. Jisai paleido nusikaltėlį ir tas nusikaltėlis nušovė jo dėdę. Ir tai privertė jį kovoti prieš blogį. Kiekvienas tas skaudulys, kurį aš patyriau, kiekvienas blogas prisiminimas ar bloga patirtis, kurią aš turėjau, šiandien yra nuostabi patirtis, nes aš tai praėjau, aš tai praėjęs tapau kitoks. Levelis mano pakilo, aš pasiapgreidinau save. Ir jeigu tai nebūtų nutikę, aš neturėčiau ką papasakoti. Mano gyvenimas nebūtų praturtėjęs. Aš nebūčiau paaugęs kaip vyras, kaip žmogus. Visas tas šūdas, ką praeini, padaro tave geresniu. Skausmas yra būtinas komponentas tau tapti geresniu. Aš garantuoju, kad kiekvienas žmogus, kurį tu seki internete arba kurį tu gerbi, kuris tau yra kaip autoritetas, jis yra praėjęs dafiga šūdo. Dafiga. Jis kentėjo. Ir nepaisydamas
to skausmo, tų kančių, tų nepatogumų, sunkumų ir panašiai, jis juos įveikė ir tapo geresniu ir taip nusipelnė tavo pagarbos. O dabar įsivaizduok, kad tau viskas būtų padėta ant sidabrinės lėkštelės. Viskas, ko tik nori, viskas, ko tik užsigeidi, spraktelėjai pirštais ir gauni. Tu to nevertintum. Aš garantuoju, kad tu nekartą esi girdėjęs istorijas, kad turtingų tėvų vaikai, kurie gauna viską, jie nieko nevertina. Jie neturi jokios pagarbos nei daiktam, nei kitiem žmonėm, nei tiem patiem pinigam ir panašiai, nes iš esmės, kai tu gauni viską, ko nori, neįdėdamas jokių pastangų, nepraėjęs jokio šūdo, jokių blogybių, tu to nevertini. Aš pažįstu ne vieną bičą, kurio tėvai gyveno pasiturinčiai ir iš esmės jam davė viską. Ir didžioji dauguma tų žmonių, tų vyrų, jiem kažko trūko. Jie vis ieškojo to kažko praturtinti savo gyvenimą. Ir tas kažkas dažniausiai buvo narkotikai. Ir daugelis iš jų pasimokė tik tai pačiu sunkiausiu būdu, kada gyvenimas jiem kirto į padaichą taip, kada jie galvojo, kad nebeatsistos ir tada pasimokė. Ir kai kurie iš jų po šiai dienai dar nepasimokė. Skausmas neišvengiamas. Bet viskas priklauso nuo tavo požiūrio. Kiek tik pamenu, kiekvieną kartą, kada pas mane gyvenime buvo nervingų, skausmingų, sunkių, stresinių ir aplamai blogų situacijų gyvenime, kada aš galvojau, viskas, pizdiec, nežinau ką daryti, nerasiu atsakymo. Viskas, ragai, nežinau. Aš garantuoju, tu turėjai tokių gyvenime situacijų, kada paliko tave mergina, kada kažką prisidirbai su draugais, kada kažką pavogiai, sudaužiai kažką, mokykloje kažką sufeilinai, pinigų praradai, kažkas iš tavęs kažką pavogė. Kažkokia situacija buvo tavo gyvenime, kada galvojai, viskas, nežinau ką daryti, neturiu atsakymo. Viskas prarasta, nežinau, viskas, esu tokioj situacijoje, kai tiesiog noriu nuleisti rankas ir pasiduoti. Tikrai turėjai tokią situaciją. Visi mes tokių turėjom. Ir dabar pagalvo, ta situacija praėjo. Ir praėjo jų ne viena ir ne dvi. Tu suradai atsakymus. Atėjo kažkaip pagalba iš kažkur, nežinau, iš dangaus nusileido, draugas padėjo, šeima padėjo. Atsakymas atėjo. Ta skaudi pamoka, kurią tu gavai ir išmokai, jinai tave paaugino kaip vyrą, kaip žmogų. Todėl kiekvieną kartą, kai tau yra sunku, kada tu brendi per šūdą, pagalvok, kada praeitie buvo labai sunkia akimirka ir tu galvojai lygiai tą patį, kad galvoji dabar. Viskas, neturiu atsakymų, nėra išeičių, nežinau iš kur gauti pinigų, nežinau ką daryti, nenoriu gyventi, nenoriu nieko daryti. Pagalvok, ką darai tada, kaip viskas susiklostė, kad tu net pamiršai apie tą blogą įvykį. Ir apie šitą blogą įvykį pamirši. Tikėkimės, kad tu gausi tą pamoką. Nėra šviesos be tamsos. Nėra gėrio be blogio. Skausmas yra geriausias mokytojas. Kuo daugiau iškentėsi, tuo tikėkimės, kad daugiau ir išmoksi. Jeigu patiko video, nepamiršk paspausti like ir prenumeruok kanalą, nes pasirodo, jeigu pasakai taip video, žmonės taip ir padaro. Baigta.